Tai sveiki susirinkę dabar į Lauros Kutkaitės sekciją, taip sakant. Tai taip, kaip čia šitą temą atsirado, tiesiog man labai patiko spektaklis, labai paliko įspūdį, tai kažkokio tyrimo nedariau, bet tokią kaip ir esė savo susirašiau ilgesnę. Tai pradėkim tuomet. Apsinuoginę kūnai ir tekstai, turbūt pats pranešimo pavadinimas sufleruoja, kad pabandysiu pasiaiškinti, kaip yra su tuo apnuogintų kūnų teatro scenoje. Tekstas šiuo atveju tai yra literaliai kalbantis apie intimumą kaip temą, per kurią galima bandyti suprasti šitą spektaklį, kurį pasirinkau, kaip galinti iliustruoti apsinuoginusio kūno situaciją jauname Lietuvos teatre. Pasirinktas pavyzdys yra nebūtinai chrestomatinis ir nebūtinai apriepia visą jauno teatro vaizdą, nes pastarasis būna visoks ir priklauso nuo asmenybių. Ir tas spektaklis, kurį pasirinkau, veikiau tampa tokiu vardikliu, kuris bendrai apibrėžia jaunam teatrui aktualių temų lauką ir tampa tokiu net mano akimis siekiamybės pavyzdžių dėl to, kad jame sudera išsikelti tikslai ir tiems tikslams pasiekti pasitelktos priemonės. O prie paties spektaklio sugrįšim vėliau, nes dabar šiek tiek įeikim į kontekstą, kaip ta tema atėjo. Tai, kaip veikia kūnas teatre ir kas yra jam leidžiama veikti, daryti, kaip jam leidžiama būti, masino teatro mąstytojus ir teoretikus pakankamai seniai. Iš teatro istorijos žinom pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, antikos laikų teatre moterims buvo draudžiama pasirodyti scenoje ir teatras buvo vyrų reikalas išskirtinai. Arba Šekspyro laikų teatre moterų vaidmenis kūrė kas jauni berniukai, nes moterims vaidinti buvo draudžiama. Pirmą kartą profesionali aktorė scenoje Anglijoje pasirodė tik 1600 metais išnykus atitinkamam draudimui, tad būtų galima daryti prielaidą, kad dėl kažkokių priežasčių moters kūnas atrodė pavojingas tų laikų scenai. Bet čia nespekuliuosiu. Atliepiant konferencijos temą apie liberalumo ir konservatyvumo sankirtą, galima teigti, jog tai, kaip kūnas yra teatre ir kas jam leidžiama, ilgainiui liberalėjo, vis dar liberalėjo, nes va matom jau ir moteris teatre, kartai šiais laikais net ir nuogos jos gali pasirodyti scenoje, o tie kūnai gali tapti iškalbingą spektaklio statomąją medžiagą, kurią aktoriai pasitelkdami gali kurti čia ir dabar susikuriančias prasmes, gimstančias fenomenalaus ir semiotinio kūnų sankirtoje. Apie tai, jog kūno nebūtinai ir nuogo buvimas teatre kursto aistras ir prieštaringus jausmus byloja ir išlikę pasvarstymai šią temą, kaip pavyzdžiui 17 amžiuje Prancūzijoje kilusioje diskusijoje apie teatro moralumą. Atsirado teatro priešininkų teigiančių, jog aktoriai esantys scenoje ir jų atliekami veiksmai skatina geidulius ir gali užkrėsti žiūrovus. Pasak tų priešininkų, kūniškos aktorių ypatybės priešingos lyties žiūrovams kelia erotinį potraukį ir nevaldomą bei iš dalies net ir svetimavimą skatinantį geismą, taip jį gundydamos. 18 amžiuje, kai bandyta suliteratūrinti teatrą, pagrindinė užduotis tekusi aktoriams buvo iškelti tekstą aukščiau jų kūno ir kuo labiau atsiriboti nuo savęs kaip kūno, kaip medžiagos. Aktorius savo kūnų turėtų tik perteikti prasmes pagal to laiko supratimą, kurias nori pasakyti literatūrinio ar poetinio teksto autorius. Vaidinti aktorius turėtų taip, kad sunaikintų savo tokią kūniškąją, tą fenomenalią būtį. Todėl yra ir išlikusi tokių papeikimų aktoriams, kurie vaidindavo taip, jog kažkokiu būdu tas žiūrovas atkreipdavo dėmesį, kad yra tas kūnas scenoje. Tai čia dabar citata tokia bus. Nežinau, koks priešiškas demonas apsėdo mūsų aktorius, ypač moteriškosios lyties, kad jie bando sukurti didį meną, krisdami ir griūdami. Matome, kaip Ariadnė iš uolos deivės, sužinojusi apie savo liūdną likimą, išsitiesia visų ūgiu. Taip greitai, lyg būtų trenkta žaibo ir su tokia jėga, lyg norėtų susiskaldyti kaukolę. Tokią nenatūralią ir atgrasią vaidybą plojimais palydėti gali tik neišmanėliai, nesugebantys suvokti, kuo iš tiesų įdomi ši drama ir bilietus nusipirkę norėdami paspoksoti. Tokiems labiau tiktų žiūrėti iliuzionistų pasirodymus ar bulių kautynes. O teatro žinovas ploja nebent iš gailesčio ir džiaugsmo, kad vargšelė, kuri gal ir yra gera mergaitė, bet tikrai prasta aktorė, nesusižalojo. Rizikingiems menams nėra vietos tikroje pantomimoje, nes juk ši pristato veiksmą ir norėtų išlaikyti susidomėjimą tuo veiksmu.
Tokie menai tiktų nebent oro akrobatų pasirodymui, kur dėmesys tenka tikram žmogui, jo kūno mitrumui ir kur susidomėjimas tuo didesnis, kuo daugiau pavojaus kyla nutrūktgalviui. Čia yra citata iš, gal teisingai neištarsiu, Johano Jakobo Engelio veikalo Mimika, rašyto 1785 metais, čia yra vokiškas veikalas. Ir galima atkreipti dėmesį, kad filosofui kliūva tas kūniškumas ir tai, jog aktorės kūnas kažkaip atkreipia į save dėmesį. Filosofas toliau mąsto apie tai, kad jei teatro žiūrovas atkreipia dėmesį į aktoriaus kūniškumą, jis to kūno nebesuvokia kaip veikėjo dvasinės būsenos ženklo, o mato tik geidulingą kūną. Matome, kad ta geidulingumo tema vis atsikartoja ir mąstytojams kūnas tiesiog su savo savybėmis negali būti tiesiog spektaklio pasaulyje veikiančių kūnų. Na ir su laiku tas požiūris į kūną teatre keitėsi, į kūną imtas pripažinti vis labiau svarbiau, o kartais net ir viena pagrindinių spektaklio sudedamųjų medžiagų ir jį imta laikyti tokia originalia nuolatinėje transformacijoje esančią medžiagą, čia jeigu jau sugrįžtumėm į šių dienų supratimą. Ir dabar sugrįžkime į šiandieną ir pakalbėkime apie šitą konkretų spektaklį, kurio iliustraciją už savęs matome ir kurį pasirinkau iliustruoti, kaip jaunas teatras gali kalbėti apie intimumą ir kuriame apsinuogina kūnas ir pats tekstas yra toksai apsinuoginęs, sakyčiau, ir kuriame kalbama apie intimumą bei malonumą literalia labai tiesioginė prasme. Vertėtų dar pridėti tai, kad tas spektaklis nėra tai, ką laikytume spektakliu grynosios formos prasme, kaip įvardinama komunikacijoje, tai yra performatyvi paskaita, kurioje iš esmės yra tikrai daug potencialo viską paversti erotizuotų reginių, bet kaip tik galimas erotinis krūvis įtampoje tarp semiotinio ir fenomenalaus kūnų spektaklio kontekste nusiima. Ir čia kalbu apie mokslo ir meno, ar meno ir mokslo laboratorijos, aš vis sumaišau, kuria ten... Labo, gerai. Prodiusuota performatyvę paskaitą Tremolo, režisuota Lauros Kutkaitės, dramaturgiją irgi kūriniui kūrė pati Laura Kutkaitė ir jinai pasirodo scenoje kartu su savo bendramoksle aktore Kristina Morta Paškevičiūtė Berulienė. Pirmiausia, šį spektaklį, performatyvę paskaitą, matyčiau kaip savotišką antitezę toms kelioms iš senovės pacituotoms idėjoms ir iš teatrinio lauko, kurias pristačiau, kadangi šiame kūrinyje kūnas net ir atsidurdamas tokioj absoliutaus apsinuoginimo būsenoje neturi visiškai jokių erotinių konotacijų, o kaip tik per tai, ką su tuo kūnu pasirenka veikti atlikėjos, kūrėjos ir kokias žinutes siunčia, atrodo nuima galimą geismą kuriančią įtampą ir paverčia nuogumą tiesiog dar vieną priemonę, padedančią perteikti pagrindinę spektaklio žinutę. Semiotinis ir fenomenologinis kūnai čia veikia išvien ir toje tarpinėje jungtyje tarp jų sukuria erdvę pokalbį apie intimumą ir apsinuoginimą. Kas vyksta pačiame kūrinyje? Atlikėjos pasirenka medžiagą, kurioje tikrąja to žodžio prasme yra kalbama apie intimumą. Žiūrovai čia yra sukviečiami į Vilniaus universiteto medicinos fakultete esančią auditoriją, tai irgi sukuria tam tikrų atmosferinių dalykų, tokia vis tiek akademinės erdvės įspūdis sukuria, dėl to ir turim paskaitą. Tematinė kūrinio ašimi tampa moters malonumas, daugiausia per seksualumo prizmę ir iš to kylantys kiti probleminiai klausimai, kaip antai žurnalų ir kitų informavimo priemonių diegiamas patriarchalinis mąstymas, pastabos apie tai, kad tam tikri medicininiai tyrimai susijęs su moterimis ir jų sveikata yra pradėti vykdyti tik visai neseniai ir ilgą laiką medicina rėmėsi vyriškų kūnų ir jų funkcionalumo tyrimais, kurios dėlioja tokį patirčių ir įvairių klišių dramaturginį koliažą, per kurį pasineria į iš esmės atvirą ir intimų pokalbį su žiūrovais. Taip pat juos įtraukia į tai, kas vyksta paskaitos metu. Performatyvios paskaitos metu spektaklis prasideda nuo tokio mini koliokvimo, kahuto kvizo, kuriame duoda žiūrovams atsakyti klausimus ir pačios kažko paklausinėja žiūrovų. Pasibaigus spektakliui būna žiūrovai pakviečiami į diskusiją, kurioje aptariamas spektaklio temos, tarp kurių ir tokie tam tikrais atvejais tabu laikomi dalykai - seksualinis smurtas, abortai, prievartos narkotikai, seksualumas ta grynąja prasme ir apie tai, kad yra labai svarbu apie tai kalbėtis.
Turbūt pagrindinė performatyvios paskaitos tremolo mįslė ir paveikiausia priemonė tampa tai, kad tas nuogumas čia yra natūralus ir atlikėjas geba nuogą kūną tarytum įtraukti tokį vakumą, kuriame jis netenka savo kaip geismo objekto reikšmės. Kaip tas procesas įvyksta? Pirmiausia, savo veiksmais atlikėjas į aplinką nesiunčia jokių signalų, jo kūnas, kurį žiūrovai mato, turi būti matomas kaip erotinis objektas. Pats išsirengimo, nusirengimo momentas spektaklyje įvyksta labai natūraliai ir eina tolygiai su tekstinė medžiaga, su dramaturginė medžiaga, tai yra labai taip gražiai apgalvota. Todėl nelieka šoko efekto, nes tiesiog taip įvyksta be jokio pabrėžtinumo, lyg žiūrovai būtų patekę į nuoširdų pokalbį su kūrėjomis. Nebejoju, kad tai bendrai atmosferai sukurti padeda ir tai, jog kaip režisierė teigia, pasakodama apie spektaklio kūrybinį procesą keliuose interviu, paskutinį mačiau lygtais LRT klasikos radijo padarytą interviu, kad tai, kai kūrė jinai šitą spektaklį, buvo pirmas kartas, kai jinai dirbo su apsinuoginimu scenoje ir kadangi tai yra tokia jautri, intimi patirtis, ji pati nusprendė į sceną irgi žengti apsinuoginus ir patirti, ką reiškia tas apsinuoginimas ir buvimas apsinuoginus scenoje. Tai vadinasi, pati jos intencija tarytum sukuria dar vieną tokio sceninio atvirumo ir nuoširdumo sluoksnį, kuris sukuria tokią savotišką saugumo salą, saugumo jausmą. Dar vienas elementas, padedantis kurti tą saugią ir nešokiruojančią atmosferą susijusią su apsinuoginusių kūnų ir kartu apsinuoginusiomis temomis, yra komiškumas, kylantis tarp emocinio krūvio, kurį diktuoja tema, ir priemonių pasitelktų apie tą temą kalbėti. Spektaklyje Tremola yra nevengiama kalbėti sarkazmų, interneto memsų kalba, pasitelkiant ir tam tikrus grafinius elementus, kurie vėlgi padeda kurti tokius saugumo portalus, tokį atstumą sukuria. Kai apie iš esmės problematišką ir skaudamą dalyką galima kalbėti ir būti suprastiems, kaip pavyzdžiui, už merginų vis pasirodo skaidrios užrašais labai seksi, bandant atvaizduoti kokį nors veiksmą, kuris pats iš savęs kaip ir atrodo turėtų būti seksi, kaip kad seksualus girdimas vandeniu ar maitinimas vynogėmis nuo kekės, kas atrodo kaip pasiskolinta iš kokio seksualizuoto vaizdo klipo ar paveikslų, arba Favorite Rape Drugs, būtinai su širdutė ir tokiu šriftu, kalbant apie opę prievartavimo, narkotikų problemų ir iš to kylančias negalėjimo jaustis saugiai ar bendrai didelį biurokratinį vargą norint įrodyti patirtos prievartos faktą problemas. Šita vizualika yra pasiskolinta iš internetinio folkloro ir ištransliuoja absurdo žinutę abiem atvejais. Ir to absurdo, kad kažkodėl yra tam tikros klišės siejamos su seksualumu ir net paprasti veiksmai priklausomai nuo pasirinkto žvilgsnio gali būti seksualizuojami ir iš jų atimta galimybė tiesiog būti veiksmais kaip veiksmais be papildomos simbolikos, kaip kad tiesiog dabar man tos citatos galvoj suskamba apie tos geidulius kažkokius, kur kažkam taip šviečiasi. Ir sisteminio absurdo, kuriame tas kūnas dėl kažkieno maitvanagiškai pasirinktos galios pozicijos negali jausti saugus viešumoj, kad ir išeit kažkur. Čia šiame spektaklyje juokas slepia skausmą ir tuo pačiu, nors ir būdamas tokia savigynai reikalinga barikada, padeda nuoširdžiai ir suprantamai išsisakyti apie aktualias rūpimas problemas, kurių čia vėl turbūt pasikartosiu yra tikrai plati paletė ir nuo mažens merginoms diegiami teiginiai, kad be vyro tu esi niekas arba nepilnavertis asmuo. Prieš spektaklį gali auditorija apsižiūrėti visą tokią mini parodą su ištraukom iš senų žurnalų, būdavo tokie Luka, mergaitė, Justė, panelė, skirti paauglėms su įvairiais tekstukais 14-metėms, ar tau reikia vasaros romano, kaip pavergti vyro dėmesį, kaip iki vasaros turėti savo summer body ir panašiai. Ir visuomenėje gajus stereotipai, bei iš to kylančios sisteminės problemos, kaip ir vėl tie patys prievartavimo narkotikai ir elementaraus lytinio švietimo trūkumas. Sugrįžtant prie paties apsinuoginimo, turbūt dar vienu saugumą ir intimumą kuriančiu elementu tampa tai, kad nors atlikėjo scenoje ir apsinuogina ir tam reikia tikrai daug drąsos,
Bet žiūrovas mato, kad jos visą laiką virpa, kas irgi siunčia tam tikrą signalą, jog jos nesijaučia esančios galios pozicijoje santykyje su žiūrovais, o kaip tik kuria net tokį pažeidžiamumo, intimumo, pasitikėjimo ir bandyčiau tai dar įvardinti kaip tokį psichologinio nuogumo tiltą. Jos rodo save pačiame pažeidžiamume, to neslepia ir leidžia žiūrovui suprasti, kad jis yra liudininkas ir ryšio kūrėjas tarpusavio santykyje tarp kūrėjų ir jų, kuriame žiūrovų yra maksimaliai pasitikima. Ir pats žodis tremolo, lyg iš italų kalbos išvertus, reiškia virpėjimą. Tai tarytum tas Kutkaitės ir Berulienės virpėjimas tampa tokiu spektaklio vardikliu. Ir tas virpėjimas tremolo gali būti ir iš baimės, ir iš malonumo, ir irgi priklausomai nuo patirčių ir žinojimo, žiūrovas gali šitoje įtampoje perskaityti savo reikšmę, apie ką jam ar jai yra tas pats virpėjimas. Tai kaip recenzijoje iš geismo ir baimės rašė teatrologė Ugnė Kačkauskaitė publikuotoje Menų faktūroje, pacituosiu toj. Jei šią performatyvę paskaitą bandytume sudėti į dramaturginius rėmus, žiūrovams galėtų atrodyti, kad svarbiausias įvykis čia dar pirmoje paskaitos pusėje įvykęs atlikėjų kūniškas apsinuoginimas. Tačiau kurį laiką tvyrojusi nejauka greitai išnyksta, prie nuogo kūno priprantama kaip prie natūralaus. Atlikėjos kūrinyje atlieka tuos pačius veiksmus, kaip ir būtų su drabužiais, tik šioje auditorijoje jos tai atlieka be jų. Nuogumas čia nėra skirtas šokiruoti, nors iš pradžių toks jausmas aplanko, bet greičiau atlieka konceptualią funkciją. Šių dviejų moterų apsinuoginimas, ypač akademinėje aplinkoje, dekonstruoja ne tik fizinio kūno, bet ir intelekto, lyties bei galios hierarchiją. Taip Kutkaitė moters kūną paverčia ne objektu, o žinių, istorijų ir patirčių žemėlapiu. Citatos pabaiga, tad atsakant į mano pasirinktą temos klausimą, kaip tas jaunas teatras kalba apie intimumą, teigčiau, kad jis tai daro iš esmės, kuriant atvirą santykį su žiūrovu, juo pasiteikint, nesislapstant už metaforų, vadinant daiktus tikraisiais vardais, nuplėšiant į objektyvizavimą linkusias nuostatas ir tai darant be demonstratyvumo ir leidžiant žvilgsniui būti kritišku, bei tuo pačiu atviru ir liberaliu, o kūnui tiesiog būti, šokti, virpėti ir pasitikėti. Ir ačiū visiems. Kiek trukau?